Pasižiūrėkime, kaip mes galime parašyti štai tokį tekstą su Canva, su nemokama Canva. Taip, tai aš grįžtu į Canva pradžios puslapį ir galime pasirinkti, pavyzdžiui, socialiniai tinklai. Tai spaudžiu pradžios puslapyje socialiniai tinklai ir taip, tegul bus, kad ir Facebooko įrašas gulšės, spaudžiu čia ir dabar mums atsidaro štai toks langas. Tai šiam pavyzdžiui tiktų pasirinkti kalėdinį žaisliuką, jo galime ieškoti kairėje pusėje elementuose. Tai eikime į kairės pusės meniu, spauskime elementai ir galime tiesiog parašyti kalėdų žaisliukas ar kalėdinis žaisliukas. Spaudžiu Enter, pasirinkime grafiką, tai šiek tiek žemiau paieškos langelio matome grafiką ir dabar matysite Canva Pro, matysite nemokamos Canvos, jeigu turite Canva Free, galite pasižiūrėti magiškas rekomendacijas, štai yra ir toks nemokamas žaisliukas, tai galite išsirinkti, kokį tik norite žaisliuką, taip pat mes galime paspausti ant jo, pasididinti, taigi turime žaisliuką, dabar mums reikia teksto, tai galime spausti raidę T iš klaviatūros, išspaudžiame raidę T iš klaviatūros ir dabar jau galime rašyti tekstą, pavyzdžiui, rašau sveikinu, tai sveikinu, paimsiu už kampo ir šiek tiek padidinsiu, taip matau, padariau dar klaidą, tai greitai ištaisysiu, sveikinu, taip, jeigu norime pasikoreguoti šriftą, galime įeiti į šriftus ir pasirinkti savo patinkantį šriftą ir dabar mes norime išlenkti tekstą, tai spraktelkime ant teksto ir viršuje eikime į efektai ir čia pasirinkime linkis. Paspauskime linkis ir matome mūsų tekstas palinko. Tai galime koreguoti išlinkimą, matome -100, galime padaryti mažiau, tai taip kaip mums atrodys tinkama, galime pakelti tekstą ir dar kartelį galime pavyzdžiui nusikopijuoti jau šį tekstą, kad turėtume tokį padydį, tai spauskime Ctrl ir D iš klaviatūros, Ctrl ir D, turime dublį. Nuleidžiu jį žemyn ir, pavyzdžiui, noriu pasveikinti jūs su šventomis kalėdomis. Ir dabar mano tekstas yra išlinkęs, matome, į kitą pusę, aš noriu, kad jis būtų atvirkščiai. Tai vėlgi einame į efektai ir linkis ir dabar padarykime linkį išlinkimą į kitą pusę. Taip, tai aš nusileisiu žemyn, kad geriau matytume. Ir darau išlinkimą. Ir dabar liko tik mums viską susitvarkyti, susivienodinti, kad atrodytų gražiai. Ir štai toks mažytis triukas, jeigu jums reikia tokio išlinkimo. Tad sveikinu su šventomis kalėdomis ir sakau iki.